Sveiki visi, vandens mėgėjai ir mylėtojai. Šiandien turime birželio 5 dieną. Į objektą atvažiavom lygiai pusė 8 ryte, vanduo paleistas 10 ryto. Tai va dabar jau beveik 11 valandų. Tai va, pamatavom vandens debetą 2,4 kubo į valandą. 12 litrų kibiras prisipildo per 18 sekundžių. Čia dabar būtų už Žiežmarių, tai kaip šitą tiksliai vietovė vadinasi? Kairiškės. Tai čia Alytus tas kelias, ne? Alytus nuo Žiežmarių kai eina. Supratau. Ir porą žodžių, kaip brigada atidirba? Nu šauniai, vat noriu padėkoti Donatui, Dariui, tikrai vyrai ir atidirbo, ir patarimų davė, ir taip. Šaunus vyrai, vienu žodžiu. Ačiū už gerą žodį. Jo, ir vat. Vandenukas yra. Vanduo yra 2,4 kubų į valandą. Niekas nesitikėjo, kad ant tokio kalno gali būti vanduo, vat visiškai pilnai prisivalęs. Bėga 1,5 valandos. O gruntas buvo toks, visą kelią ėjo molis. Iki 5,20. Buvo po to labai tokia kieta vandensfera, gal apie 30 cm. Nu, fokusas, fokusuok. Tai va, ir po to nuo 5,30 pramušus tą vandensferą prasidėjo va toksai va stambios frakcijos smėliukas. Jis kakavinis, gražus be geležies. Taip atrodo dvi grėžinio duobės, grėžinio šaktą. Pamatavom vandens statinį lygį. Lygiai va po tos kitos vandensferos, kai pramušėm 5,20 nuo 5,20 iki 7 metrų tęsiasi tas vandeningas smėliukas stambios frakcijos. Tai būtent filtro zona ir ima va tą vandenį iš to vandeningo smėlio. Tai vat, nesakykit, kad čia dabar vat, kad prūdas per 3 metrus ir čia pompuoja prūdo vandenį. Prūdas yra 3,5 metrų gilio tik tai, suprantat. Tai va tokia vat vietovė. 1,4 kW alko tylusis siurbliukas, mūsų darbininkas. Ir va nieks negalėjo pagalvoti, kad va tokia vieta, nes pradžiai buvau čia atvažiavęs apsižiūrėti. Ir čia mes ant tokio kalno iš tikrųjų. Tai žmogui daviau 95%, kad nieko nebus. Bet, nu, žmogus norėjo padaryti žvalgybą gruntą, vat atvažiavom su džipuku prie kabelę. Senas ąžuolas, Darius kolega. Kaštonas gražus, tokia graži sodyba. Ir va, ir mes ant kokio esame iš tikrųjų kalno. Tenai, va, Daubartė Mėlerčios grėvė jau eina. Vat. Tokia va situacija. Būtent, kad filtro zona ima vandenį iš to gylio ten, kur jis yra. Nei iš aukščiau, nei iš žemiau, čia ne šulinys. Va, to reikėtų omeny ir tas, kad prūdas yra šalia, tai čia jau daug tų grėžinių esam prigręžę prie tų prūdų. Tas prūdas nieko bendro neturi. Tokia va graži aplinka, va 6 arų kvadratinės gražus sklypas. Tai jau žuvelės buvo, žinokit, iššokę. Ja. Tai jau džiaugiasi, jau dėkoja, kad vat, šviežias vanduo bėga. Ja, ir kitam krante bus pirtelė pas užsakovą. Tai va šitas kur beržas už priekabos, čia vėsis kasis tranšėja. Tada įsikas 1,5 metro ant 1,5 metro vat, prie kažkur tai prie berželio duobę. Nu, kad šulinio žiedo nesiveš, nes tas šulinio žiedas sveria 400 kg, sunkus, 100 eurų kainuojas kažkur, tai va čia įsikas tokį kvadratą, apsišiltins, įsibetonuos grindis, apalūkį pasidarys, sienos įsibetonuos, dvigubą dangtį ir po to jau įvada vesis kitam prūdo gale, bus pirtelė. Tai va taip, va, prie kabelė, džipukas mūsų. Tokia va situacija, labai geras rezultatas. Va, sakovas džiaugiasi. Jo, ir va, kaip tik ant vasaros, birželio pradžia. Toks va atrodo sausas kalnas. Ir kas galėjo pagalvoti, kad gali būti va toks vandeningas smėliukas. Ir dar tiek va vandens duoti. Ir gerą vandens be geležies. Labai geras vanduo. Iš tikrųjų labai geras. Va. Tvenkinukas, tokia aplinka. O, viską pakonsultavom užsakovai. Davėm kontaktus, iš Vilniaus nusipirksiu hidroforą. Šepakai 1,3 kW. Tai va, kažkokie, jeigu kils klausimai, neiškumai, skambinkit. Būtinai. Vis tiek reikės ar sukomplektuoti, nes matot, kaip yra. Atbulinis vožtuvas stovi priekį siurblio, kuris, va, kai kranus namie užsuksit, jis visą vandens stulpą laiko grėžinį. Jeigu jo nebūtų, kranus užsuktumėt, vandens statinis lygis grįžta atgal į grėžinio vamzdį. Tada reikia vėl sparnuoti vandenį išpildinėti. O dėl to va, jis stovi. Jeigu atstumas yra didelis arba grėžinys gaunasi daug gilesnis, tai geriausiai 2 atbulinius vožtuvus pastatyti, tada jie tikrai laiko. Tai va, bet sakau, čia mes iš Elektrėnų, čia va, už Žiežmarių vietoje objektas, tai tikrai, jeigu reikės ar pagalbos kažką, tai va, sukomplektuoti, tai skambinkit. Man čia vietoje tikrai pakonsultuosim arba kažką padėsim. Tai va, tada visiems geros dienos ir gero vandens. Iki.